Peut lancer Mathias. Turėti akis nugaroje. Le Nigérian arrivé en provenance. Sojavus ir 20. Matijas Sojavus muša įvartį ir 2-1. Vilniaus Žalgiris galbūt laimi šios rungtynes. Nuostabus Sojavus smūgis ir aš sakyčiau, kad toks įvartis gali net... Čuras. Muša kamuolį toliau. Čia neblogas pirmas lietimas ir Ojavusi vėl vienas prieš vartininką. Ojavusi 4-2. Aš šaltakraujiškai Matijasas Ojavusi sprendžia šią situaciją. Ir reikia pagirti Matijasą Ojavusi. Puikiai išpildė šią situaciją. Viskas šaltakraujiškai, viskas užtikrinta ir, sakyčiau, riteriai. Bet faktas tas, kad Ojavusi ten su Valdemaru Borovskiu. Accepté cette balle pour un premier but. Blokuoja varžovai. Dabar klaida. Ojavusi, smūgis į vartus ir puikus Matijos Ojavusi įvartis į tolimą. Paviličius, čia galima žaisti. Ojavusi, Kendišas ir tai gali būti lemiama ataka. Kendišas, smūgis ir 1-0. Kendišas, 89 minutę. Na, iš... Vėl link Ojavusio siunčiamas kamuolys ir Ojavusis spėja prie kamulio. Tušti vartai ir 2-0. Muša antrą įvartį Matijasas Ojavusi ir vėlgi 14. Pelnytas įvartis ir Matijos Ojavusi greičio savybės yra neįveikiamos varžovams. 5 prieš 3, ne pirmą kartą turi kiekybinį pranašumą, Ojavusi baudos aikštelėje į tolimą kampą įspūdingas įvartis. Nes tokių smūgių šio žaidėjo repertuare nėra pernelyg daug iš tikrųjų. Dar kartą čia. Ojavusi, la frappe de Ribeiro. Dabar Matijasas Ojavusi prieš Tomą Rapalavičių. Priminsiu, kad Tomas Rapalavičius jau turi geltoną kortelę. Klumpa ir 3-0. Donatas Kazlauskas, Matijasas Ojavusi. Taip sakant, kaip studentus prieš moksleivius žaidė Matijasas. Labai nesėkmingai, nežinau, kas čia atsitiko. Tomas pasisuko koją, užmynė ant Ojavusio bėdos, bet matom jam dabar. Kamuolį vis dar kontroliuoja Vilniaus Žalgiris. Čia pavojingas smūgis ir įvartis, kurį įmuša Matijas Ojavusi. Na, netikėta. Antrojo kėlinio pradžia nieko ne... Laukiu kažko panašaus, kas buvo pirmame, bet dabar Matijasas Ojavusi tą bando paneigti, nes demonstruoja savo greičio savybės ir atlieka pavojingą perdavimą ir 1-0. Muša įvartį Marko Miličkovičius ir žinoma, čia Matijasas Ojavusi labai prie jo prisidėjo, bet Marko Miličkovičius garsėja puikiais smūgiais koja, dabar pademonstravo. Stalatušonas, Vasilijus irgi bėga į pagalbą, bet Ojavusi jau baudos aikštelėje ir muša 5 įvartį. Na, kaip nesiseka, tai nesiseka. Kauno Žalgiriui atrodo apsigynė jau. Na taip, šiek tiek pakalbėjai apie Kauno Žalgirio starto sudėtį ir mane tikrai labai nustebino tai, bet apie tai šiek tiek turbūt vėliau jau smūgis į vartus ir Plukas traukia, tačiau ten į savo vartus muša kamuolį Edvinas Kirtvainis ir labai apmaudi situacija. Likęs 9 smūgius, 2 į vartų plotą, 7 šalia vartų. Čia pavojinga situacija ir Ojavusis. Įvartis tokiuose rungtynėse gali būti labai svarbus. Čia Linas Klimavičius prieš Matijasą Ojavusį ir pražanga. Prastai nėra, paliekami atsarginių žaidėjų suolelio, tad įdomu būtų sužinoti būtent dėl kokių priežasčių. Visgi buvo paliktas jisai atsarginių žaidėjų suolelio, čia labai įdomi situacija. Kuriozinė situacija. Galimybė Žalgiriui surengti kontrataką, geras perdavimas Ojavusi, čia Ojavusi savo stichijoje veržėsi į baudos aikštelę. Ir puikios progos neišnaudojo Ojavusi, o čia kaip nesusikalba riterių žaidėjo. Ojavusi turi antrą progą, smūgis ir ištraukia kamuolį ten Mitaras Šukovičius. Žinoma, labai techniškas. Prieš porą varžovų. Matijas Ojavusi, jo smūgis ir labai neblogai. Perdavimą atliko ir iš tikrųjų būtent, čia dabar smūgis galva ir vieną įvartį pelno Žalgiris labai greitai, tą daro Matijasas Ojavusi ir 28 minutė. Komentuoti, ko galime tikėtis per likusią atkarpą. O dabar perdavimas ir išeina netgi tikslus smūgis. Bravo, Livio Antaliui, nuostabus išpildymas, bet kabino kamuolį Antaliui. En s'approchant de la fin du match avec... Ir vėl teks gintis, Paviličius
Jo perdavimas kairė koja. Matijas Ojavusi muša įvartį ir 2-1. Tačiau dabar jau Paveličius. Vėl jo perdavimas į baudos aikštelę. Smūgis galva ir virš vartų. Ir bando dabar jau patys rengti ataką. Ojavusi žaidžia Badmusas. Čia vėlgi vienam Čegovecui teks gintis. Golubickas ir 3-1. Paulius Golubickas išpildo puikiai šią situaciją ir nesinori niečio, kad Žalgiris deda labai tvirtą pamatą. Čia gražus perdavimas. Pirmasis prie kamulio Ojavusis ir įvartis. Ką tęsiasi? Golubickas Ojavusiui. Šis atgal ir smūgis. Dar vienas įvartis krenta į vartus. Ojavusis atlieka rezultatyvų. Sunkumas jaučiasi. Žalgirio ataka. Kendišas perdavimas. Smūgis ir 1-0. Jurijus Kendišas atliko puikų perdavimą. 3-0 įvartis, kuris tikrai bus socialinėje erdvėje šiandien ir kuris bus aptarinė. Turnas po tų rungtynių optimistiškai nuteikinėjo. Čia pavojinga ataka ir įvartis. Tikrai geras Sūduvo žaidimas. Verbickas link Ojavusio. Baudinys. Taip, tikrai akivaizdus baudinys. Kauno Žalgiris. Čia tiesa labai geras perdavimas. Verbickas. Ir toliau su kamuoliu lieka Ovidijus Verbickas. Puikus jo perdavimas ir 3-0. Štai taip. Ten prašė Kauno Žalgirio futbolininkai Ovidijui žaidimo ranka, bet rungtynių arbitras to nefiksavo ir besibaiginėjant pirmam kėliniui. Perėsime prie tos statistikos. Ojavusis jo perdavimas praleidžia. Buvo praradęs. Dabar vėl. Oi, koks geras perdavimas. Paulius Golubickas, fantastika. Atlikti tokį perdavimą reikia turėti akį. Mečiaus 22 Ovidijus Verbickas. 31 rungtyniauja, čia vėl proga ir Matijas Ojavusi neįmuša. Štai taip sugebėjo išgelbėti savo Ir dabar po pelnyto įvarčio ir toliau visų greičių ir panašu, kad 4-0. Donatas grąžina skolelę Matijusui Ojavusiui. Na ir sako, kad man visą laiką tai būna. O čia Ojavusi baudos aikštelė, Ojavusi smūgis, Šarkauskas atremė. Riterių žaidėjo Ojavusi turi antrą progą, smūgis ir ištraukia kamuolį. Perdavimas į dešinę, dabar perdavimas į baudos aikštelę, smūgis ir taip, krenta įvartis Matijas Ojavusis, tačiau fiksuojama, nefiksuojama, nuošalia viskas tvarkoje, įvartis užskaitamas ir vienas. Vaka puikiai laimi Rodvikova. Geras Verbicko perdavimas link Ojavusi. Ojavusi baudos aikštelėje. Ojavusi paukštė. Ir išmušamas kamuolys. Figūrėdo kamuolį išmuša, tačiau kažkaip nelabai sėkmingai. Mamičius Ojavusis smūgis, bet tiesiai. Čia keliamas kamuolys tolimo virpsto link. Dar vienas pavojingas smūgis ir neįmuša Matijas Ojavusi. Puikiai proga. Galėjo jau 2-0 pirmauti Vilniaus Žalgirį. Sustoja, laukia, kol Žalgiriui nepasiseks kažkokie tai konstruojantis veiksmai. Benui Šatkui čia Kendišas, nėra kol kas smūgio, vis tik tai atlieka galiausiai bandymą smūgiuoti Benas Šatkus, o čia 11 metrų baudinys. Prieš Ojavusi pražanga. Spėja prie kamulio Verbickas ir atlieka pavojingą perdavimą Ojavusi ir tiesiai. Įvartis Super taurės finale, vėliau įvartis Lietuvos čempionate. Ojavusi. Sukasi Vladimiro Čeburino galvoje. Tokių skaudžių pralaimėjimų, tokių, Nebijoju, kad tos rungtynėse Kipras turėtų žaisti po tų beneficių mūsų žalgiriečių. Čia įvartis. Dabar tik klausimas, kam jį rašyti. Paulius Golubickas smūgiavo. Smūgis toks. Pavilčiaus perdavimas Ojavusi, vienas prieš vartus smūgis ir kokio įvarčio neįmuša. Ojavusi dabar galėtų paaiškinti. Kamuolys 1-3 gynėjas, bet Ojavusi turi greitį, smūgis į artimą kampą pro šalį. Apsigynė nuo pavojingo Paveličiaus smūgio, kuris iš toli tikrai gali mušti. Čia Ojavusi, puikiai. Ir Miličkovičius įsibėgė, jo smūgis rikošetai ten ir smūgis šį kartą į vartus nelėkė. Oi, čia kokia gali būti situacija, Ojavusi krenta. Pasižiūrėjau, ką daro varžovai. Pakankamai greitai, kamulio kontrolė 60, o čia kokia klaida. Ojavusi prieš paukštę, Ojavusi. Ten arčiau skriejo kamuolys. Donatas Kazlauskas jungiasi prie šios atakos, Jarusevičius, Ojavusi ir nepavyko. Matijas Ojavusi puikiai.
Šias atliko puikų perdavimą Matėjus.